Labadiena, gerbiamis ponios, ponai, svečiai, Seimo nariai ir visi kiti čia atvykusieji tokie žmonės. Einu į šitos rinkimus su savotiška nerimo įjaudinimuose. Tai yra todėl kažkokį man primena 91 metus, kai čia 40 vyksta savotiška tarpusavio diskusija. Vyksta savotiška idėjų kova. Kaip jinai vyksta, kaip kas tur gali puikiai spręsti, nes puikiai visi žinos sistematiką. Rajone gyvena 58 088 žmonės. Miesto meras turi būti praktiškai visų rajonų gyventojų, patarėjas, padorius ir toliau. Ir pagosti, nubausti ir toliau. Bet buvom sutikę su dviejais oficialiai, su vienu oficialiai nustikę kandidatu, su dviejais oficialiais kandidatais, o vien tik buvo pasiūlymas. Ir mes ir klausim, kokios programos, kokios perspektyvos ir Aušrovo, ir Rogausko, kokios mintis tas yra dabartiniai situacijai ypatingai sudėtingai, kadangi nors mes labai dažnai kalbame, kad ekonomika kyla. Bet ne, tai yra, iš tikrųjų, tai yra kokį ten lygį kritimas, kokį ten lygį važiavimas. Sunku pasakyti, bet kilimų galima pasakyti, kad statistika gudrus. Statistika yra melo gudrus, melo statistika. Galbūt tai kas žaidži su statistika, gal žaidži vieni, gal važiai skaityti, bet iš tikrųjų rajonų problemos aštrėja. Tai gal taip parodo faktai. Vieni ir toliau. Mes norim priminti istoriją labai trumpą. Keliais sakiniais norim nuspėti mūsų pertrauką. Tas, kad 95 metais, kai turėjo konservatoriai su vidujame iš absoliučiai daugumą į atskiras partijas, atskiras judėjimus, tai nebuvo kreipiamas absoliučiai dėmesys, absoliutus nulis. Per 2 metus mane ir Vaivutienę nebuvo nei vieną kartą pakviesti pasikalbėti kaip politinį atstovą. Nors už mus balsavo 1500 žmonių, mes buvom absoliutus nulis. Tai kai sutikome su atskirais partijais klausimais, kas tai yra? Tai yra savotiškai problema yra. Vieni tik kalba, kad yra viena tiesa, kiti kalba, kad ateina šimtmečiais, kiti kalba, kad ateina genijai išeina, bet istorija parodo, kad yra spiralė. Apsisuka spiralė grįžta. Didesnių mažinių ratų vis tiek negrįžta. Vienas iš patarimų, dabar daug išrinktas iš tų 3 kandidatų, kad šiaip ar taip viena nuomonė pakantumas visiems, kalba būtų, ką gali daryti. Meras savotiškai turėtų būti tiek kaip pats talentingiausias, gudriausias žmogus tolygiausiu mastu. Ir jam turėtų kažkaip padėti. Bet tie 2 metai buvo savotiškai tik tai pinigų perskirstymo, biudžeto sudarimo iš fondų į fondų laikas būtų. Nebuvo, žiūrint ataskaitą, pono Pavliaus, žiūrint kas, kad nebuvo Tauragės modelių, kaip Tauragės tuos 2 metus eiti, kokį kryptimą, ką pasirinkti, ką rengti, žemės ūkio pramonė, ką investuoti, ką ieškoti. 2 metus nematėm aiškaus Tauragės vystymo perspektyvos. Ir tai parodė, kad kuo mažiau žmonės eina rinkimus, parodė mūsų savivaldybės savotišką tokią pasyvumą. Visgi balsavo 37% žmonių. Tai vien tik žemiausia apskritai. Ir gaunas paradoksas, jeigu žmonės apklaustų, jeigu 50% žmonių palaiko vyriausybės programą, o tauragiškai už konservatorių partiją balsavo apie 500 žmonių mažiau. Tai yra didelis toks problema apmąstymas. Kas toliau daryti, kaip daryti. Kaip nekeisti yra Seimo nariai matau 2. Ir kaip įtikinti visiems, mes bandėme įtikinėti ir anoj kadencijai, ir kitoj kadencijai, kad Tauragė yra Našilvalinė Jurbarkas. Ypatingas rajonas, ypatingo pasiekmėm. Ten reikia aiškinti. Čia buvo 4 kariniai dariniai. Čia buvo didžiulė pramonė. Čia yra 300 000 darbingų amžiaus žmonių Tauragės rajone. Ir moka sodrą tik 12%. Tai vadinasi, jau 17 000 žmonių moka sodrą. Vadinasi, 17 000 žmonių šeimose, namuose eina prieš valdžią, kontaktuoja priešiškai su valdžia.
Taip padaryti tokia situacija ypatinga tiesiog. Ir tas pats yra, jeigu kalbant apie pedagogystę, bet tas, kad nei švietimo skyrius ypatingai, nei kas, kad ramiai statistikoje pranešimas kalba, kad 20 vaikų nustoja eiti į mokyklą. O ką daryti štai kaip? Klientų patį geriausiai ir linkiu būsimajam merui kuo geriausios sėkmės. Ačiū už dėmesį. Man labai nemalonu nutraukti žmogų, kuris yra gerokai už mane, bet prašau kitiems tarybos nariams laikykitės tarybos statutą, kuriame yra numatyta, kad pasisakymus 5 minutės. Kviečiu į tribūną tarybos narį Mindaugą Macą, prašom. Labą dieną visiems. Iš dalies norėčiau pritarti gerbiamo Simaičio mintims, kad pas mus rajone iki šiol nebuvo rajono vystymo plano. Bet reikia priminti, kad jo nebuvo galbūt netgi visus 7 metus. Ir galbūt ta viena iš priežasčių tokia, kad rajoną visada vadovavo vyrai. Prancūzai tokių atžvilgių pasakytų, ieškokite moters. Tai aš siūlyčiau apsispręsti tarybos nariams ir siūlyčiau balsuoti už Albiną Urbutienę. Aš Albiną Urbutienę pažįstu jau, neskaičiuosiu kiek metų, bet gerokai daugiau negu galbūt jūs visi. Ir reikia atkreipti dėmesį, kad ji savo gamykloje vadovavo cechui, tai yra tam tikram kolektyvui ir jinai, jos atsiliepimai apie jos darbą yra gana teigiami. Taip pat jūs visi iš buvusios tarybos narius jie pamenat kaip etikos komisijos pirmininkė. Ir va čia iškėlė, reiškia, tokias problemas, kad reikia santarvės tarp partijų, reikia dialogo. Ir aš manau, kad toksai žmogus kaip Albina Urbutienė tas problemas padės išspręsti. Tad kviečiu tarybos narius balsuoti už Albiną Urbutienę. Ačiū dėmesį. Į tribūną kviečiu tarybos narį dar Gregelį, prašom. Mėly kolegos, labai daug minčių pasakė prieš mane kalbėjusiai. Labai įdomu buvo išklausyti visus pretendentus į merus. Taip pat ir gan nemažai klausimų ir tai, kaip jie atsakinėjo šitos klausimus. Aš ilgai galvojau, ar verta eiti, trukdyti jūsų brangų laiką ir ką nors pasakyti. Ir nusprendžiau, kad turbūt verta, kad visi gavę balsavimo biuletenius pamąstytume, nes mes renkame rajono valdžią 3 metams. Kokį įsirinksime merą, tokį jį turėsime 3 metus. Aš linkiu, kad jis būtų 3 metų kadencijai išrinktas, kad tai nebūtų meras mėnesio ir 2. Nes turbūt rajonų žmonėms būtų pati blogiausia situacija, kada rajono valdžios pradėtų keistis labai dažnai. Be jokios abejonės, rajono tarybos nariai, balsuodami už vieną ar kitą kandidatą, turėtų atsisakyti savo politinių interesų ir pasižiūrėti į žmogišką veidą, kas tai yra per žmogus, nes visus 3 pretendentus, kai kurie tarybos nariai pažįsta 2 metus,
Man teko turbūt pažinti ilgiau, skirtingi terminai. Ilgiausiai turbūt pažįstu mūsų oponentų atstovą, tai poną Viktorą Kaušovą, tai jau yra daugiau kaip 10 metų. Ir norėčiau pasakyti, kad iš tikrųjų mes įvertiname ir poziciją, ir opoziciją. Aš labai dėkoju gerbiamam Viktorui už pasitikėjimą, kad jisai, jeigu bus išrinktas meru, žada siūlyti man pavaduotojo postą. Bet tada aš labai bijau, kad nebeliks stiprios opozicijos. Ja. Nors, aišku, viskas yra derybų klausimas. Bet aš linkėčiau, kad visi gerai pagalvotume, kuris meras galėtų, kaip sakant, geriau, stabiliau valdyti rajoną ir kuriam iškiltų mažiau problemų, siūlant ir priimant sprendimus. O kad priimant ūkinius sprendimus reikia visų partijų konsolidacijos, kad reikia kartais atmesti politinius interesus ir žmonių labui padaryti kai kurios populiarius ar nepopuliarius sprendimus, tai mes jau įsitikrinome per 2 metus. 2 metus mes dirbome ir nebuvo didelių, kaip sakant, susipriešinimų. Ir galbūt gerai ar blogai, bet mes kaip rajono vadovai nejutome, kad būtų pas mus opozicija. Nes labai daug klausimų buvo, kur faktiškai, galbūt ir nereikėjo šitos opozicijos, kur sutardavom, rasdavom išeitį. Tad aš, baigdamas savo kalbą, kviečiu visus pagalvoti, už ką balsuoti, kam patikėti rajono vairą 3 metams. Na, o asmeniškai, žinoma, kviečiu balsuoti už Artūro Skutėną. Ačiū. Daugiau užsirašęs pasisakymų nėra. Ar dar norės kas nors iš tarybos narių pasisakyti? Iš tarybos narių nėra. Nori pasisakyti Seimo nariai, gerbiamieji, prašom. Gerbiami šio jaudinančio Tauragė įvykio dalyviai, gerbiamas pirmininkė, ačiū pirmiausia už tai, kad leidote man kalbėti, tai yra didelė privilegija, kadangi aš nesu Tauragės rajono tarybos narė. O vis dėlto negaliu nepasakyti keleto žodžių apie vieną iš kandidatų, o konkrečiau kandidatę Albiną Urbutienę, kurią turiu laimės šiek tiek pažinti. Kažkas iš jūsų, gerbiami tarybos nariai, jau pasakė, kad meras tai yra savo rajono šeimininkas, gaspadorius. Aš galėčiau pridėti, meras tai yra rajono veidas. Dabar yra labai populiarus toks žodis angliškas, imidžas, galima jį išversti, įvaizdis. Iš tiesų, mero įvaizdis, jo galimybė nusipelnyti pagarbą yra labai svarbus dalykas, galintis turėti įtakos viso rajono sėkmei. Iš tiesų, ne tik Tauragės žmonės jaudino, kas taps Tauragės rajono meru. Tai buvo svarstoma ir Seime kolegų tarpe, ir mūsų partijos valdyboje. Galėčiau pasakyti, jog ir mums kilo panašių minčių kaip Mindaugui Maksui. Ar nelaikas jau ieškoti moters? Kadangi dabar turėdami daugumą Seime, mes pastebėjome, kaip yra svarbu ieškoti sutarimo tarp frakcijų. Negalėčiau pritarti gerbiamai poniai Mulevičienei, kuri kalbėjo apie vienvalgystę. Taip, žmonių valia, tautos balsavimo valia, mes iš tiesų gavome labai didelę daugumą Seime. Ir tai yra tiesa.
Ir tiesa yra tai, jog mes praktiškai galėjome apsieiti be jokių koalicijų, kadangi vienas kitas Seimo liberalas ir taip mus būtų palaikęs. Tačiau mums atrodė, kad tai būtų politiškai neišmintinga. Ir mes iš karto pasiūlėme koaliciją pirmiausia krikščionims demokratams ir jie turi neproporcingai daug ministrų šiandien, aš kalbu apie rinkimų rezultatus. Mes nežiūrėjome į tai, kiek jie gavo balsų. Jie turi pačius svarbiausius ministrų portfelius šiandien, užsienio reikalų ministerija, krašto gynybos ministerija ir švietimo ministerija. Aš nežinau, kas gali būti svarbiau valstybė. Ir daug ministrų portfelius mes atidavėme partijai, kurie apskritai nėra oficialioje koalicijoje, o būtent centro partija, centro sąjunga. Mes skatinsime savo skyrius rajonuose taip pat mokytis politinio bendradarbiavimo. Aš su dideliu dėmesiu išklausiau tai, ką pasakė ponas Simaitis. Manau, kad buvo padaryta klaidų, jeigu tai, kas buvo kalbama tiesa, jeigu iš tiesų mažai buvo kalbama su kitomis partijomis. Vis dėlto, kai sprendžiami rajono reikalai, kartais netaip svarbu žmogaus partiškumas, svarbu ir jo kompetencija, ir jo sąžiningumas, ir darumas, ir tai, ką jis gali nuveikti. Ir aš tikiu, jog Albina Urbutienė, kuri mokėjo susitarti savo ceche ne tik su moterimis, nors kartais tai irgi nėra paprasta moteriai, bet ir su vyrais, kad ji mokės rasti kelią į kiekvieno širdį, nepriklausomai nuo to, kokią partiją tas žmogus atstovauja. Tai yra iš tiesų svarbu. Tai iš tiesų gali atnešti naują atmosferą, naują politinį klimatą į Lietuvą. Mes tai iš tiesų nebeturime laiko pykčiam. Mums reikia labai daug nuveikti. Ir iš tiesų patvirtinu, ir valdybos tokia yra nuomonė, konservatoriai netrokšta valdžios. Mes mielai ją dalinsime su kitais, tačiau žinoma, kartu atiduosime ir atsakomybės dalį. Dabar dar apie Albiną. Ponia Albina dirba mano padėjėja ne taip jau seniai, tačiau galiu pasakyti, kad nuo tos dienos, kai jis sutiko dirbti, žinoma, aš dabar ją prarasiu ir šią prasme asmeniškai daug praradau. Nuo tos dienos, kai jis sutiko dirbti, man palengvėjo. Nes jis sugebėjo priimti žmonės, išklausyti, kokiu klausimu jie besikreiptų, aš turbūt pažeidžiu reglamentą, tai baigsiu. Ir iš karto vietoje rasti sprendimą. Jeigu žmogus sugebėjo taip greitai, atėjęs naujas pareigas prisitaikyti ir suprasti, ko iš jo nori žmonės, jeigu jis sugebėjo kiekvieną išklausyti, tai aš manau, kad tai yra tas žmogus, kuris neišpuiks, neims vaikščioti užrietęs nosies ir priims kiekvieną eilinį rajono pilietį. Šituo aš esu įsitikinusi, nes žinau, koks tai žmogus. Ir dar, ponia Albina Urbutienė turi didžiulį autoritetą Seimo ir vyriausybės narių tarpe. Jeigu mes šiandien kalbame, ir ponas Kovšovas labai teisingai pagyrė Šilalę, aš irgi pritariu jam, kad Šilalė, kur konservatoriai jau seniai turi valdžią, labai gerai dirba, bet Šilalė turėjo labai garbę Seimo narę, ponę Kunevičienę. Tai kodėlgi Tauragėje neturėti merės, kurią visi gerbė? Gal tai iš tiesų padėtų pakeisti vyriausybės požiūrį į Tauragę ir Seimo požiūrį. Bent aš esu tuo įsitikinusi ir žinau, kad patys pirmieji mūsų partijos asmenys remia Albinos Urbutienės kandidatūrą. O tada jau ne vien stovus uždengsime, galbūt ir daugiau galėsime nuveikti savo krašto labui. Ir bendrai, atėjo laikas vykdyti humanišką politiką, politiką iš širdies, politiką su meile žmogui ir savo tėvynei. Ačiū už dėmesį. Noriu pasisakyti gerbiamas Seimo narys Alfonsas Bartkus, prašom tribūną. Gerbiamas pirmininkaujantį, gerbiami Tauragės savivaldybės tarybos nariai,
gerbiami tauragniščiai, taip gausiai susirinkę ir tikriausiai klausantis radijo taškų. Šiandieną iš tikrųjų Tauragėje tokia lemtinga ir, sakyčiau, tokia šventiška diena, nes tikriausia po šios sesijos bus gėlės, bus sveikinimai, bus aplodismentai vienam ar kitam iš kandidatų. Tačiau aš noriu pasakyti keletą minčių, kuo skiriasi Tėvynės sąjungos kandidatas nuo kitų kandidatų. Na, kad savo išvaizdą skiriasi, tai čia nereikia aiškinti. Ir taip jau išėjo, kad šiuo atveju mes siūlome kandidatę į merus, į nesąjungos vadybą ir pritarus, kad tai būtų moteris. Bet skiriasi ir dar kai kuo. Aš nežinau, ar kitos partijos, kurios kelia savo kandidatus į merus, ar jos domėjusi jų praeitimi. Tėvynės sąjunga ateidami į Seimo rinkimus, ateidami į vyriausybę, jau pasižadėjome savo programuose, kad sukursime atskirą struktūrą, kuri domėsis, kaip galimi pretendentai į teisėjus, į prokurorus, į muitinės vadovus, pagaliau į ministrus, na ir į merus, į vietinės valdžios ir iš čia aukštus postus, ar jie nėra susiję su nusikalstamomis struktūromis. Ir galiu pasakyti, mūsų tam tikrus žinybos domėjosi ir mūsų kandidatės šiokia tokia biografija. Ir šiandien kandidatė gana ramiai gali žiūrėti visiems į akis, tikrai galim pasakyti, kad Tėvynės sąjungos kandidatė nėra susijusi su nusikalstamomis nei Tauragės, nei Lietuvos nusikalstamomis struktūromis. Tai toks vienas iš pagrindinių skirtumų. Kitas. Manau, kad kompetencija šitos moters yra niekiek nemažesnė negu šitų garbingų vyrų. Jinais išbuvo kadencijoje, jau pirmoji kadencijoje savivaldybės taryboje ir tiek man teko domėtis, gana aktyviai dirba. Be abejo, ne visus galim buvo, ne visus įvykdyti pasižadėjimus, galbūt kai kas ir liko truputį ne taip padaryti, kaip jie buvo įsipareigoję šitą daryti. Bet manau, kad neveikia kai kurios struktūros. Čia vienas pasisakęs tarybos narys kalbėjo ir klausė, kaip jūs, reiškia, toliau žiūrėsite, kad nebus švaistomos lėšos, ar pagrįstai, ar nepagrįstai didinami mokesčiai ir taip toliau. Taip, mūsų savivaldybės tarybos frakcijos, kaip jūs bebūtų, pozicijoje ar opozicijoje, jos be abejo turės domėtis, ar pagrįstai ar nepagrįstai didinami mokesčiai. Ar kiti dalykai, ar įkainiai kokie, ką reiškia įkainiai keliami ir taip toliau nustatome. Ir tai turi atlikti prieš tai be abejo vienos ar kitos įmonės patikrinimą. Tai yra ir kontrolierių darbas. Ir tai yra jūsų, mieli savivaldybės nariai, darbas. Tai yra jūs paskirsite merą, jūs paskirsite kontrolierių, principingą žmogų paskirsite ar mažiau principingą. Tai ir matyti nulems rajono gyvenimą. Ir šiandien dar galima pasakyti, kad kai kurie iš tikrųjų įsiklausė į pono Česlovo Juršėno, mūsų kolegos Seime, tačiau ne kolegos partijai, nuomonė, kada jis viešai buvo pareiškęs, kad stabdykit konservatorių įsigalėjimą. Ir deja, aš noriu paprašyti tų žmonių, kad jie suprasti truputį kitaip. Jeigu jau stabdysime žmonės, tos žmonės, kurie gali, kurie sugeba dirbti. Ir jeigu mes jiems nepadėsim, aš kviečiu vis politinės jėgas, vis didelis ar mažas, kokius yra, kad jos padėtų dirbti tiems žmonėms, tiems, kurie nori Lietuvai gero. O kad Tėvynės sąjunga turi galimybę daugiau šiuo atveju padaryti, tai reiškia, kad mes turime ir vyriausybėje daugumą ir Seimas, ir įstatymus, ir suderintus veiksmus, nes puikiai suderintas veiksmais galėsime daugiau duoti Tauragei, galėsime daugiau duoti visai Lietuvai. Jeigu mes oponuosime, jeigu mes, oponuoti gali, bet jeigu mes tik tais ginčysimės, toliau jūs puikiai prisimename, kaip buvo sunku tiek Tauragės merai, tiek kitų rajonų merams
gauti arba ką nors, vat ir ponas Kaušovas sako, kad galim pramušti. Tai yra neįmanoma nieko ten būdavo pramušti ir jūsų partijos valdymo laikais iš tikrųjų šitie merai būdavo pastatyti iš tikrųjų sunkiai padėti. Ir todėl aš manau, kad dabartinė vyriausybė be abejo kalbėsis ir su visais merais. Bet geriau yra lengviau bus kelią rasti, lengviau bus dirbti be abejo tai politiniai jėgai, kuri ir Seimui, ir kuri vyriausybei. Ir aš manau, kad kovo 23 Tauragės žmonės jau pasakė, kokio norėtų mero. Na, trūksta vieno ar kito balso. Geriau, kad jų būtų daugiau ir kad paremtų jų tos partijos, kurios manytų, kad šitas meras neapvils. O kad ponas Kaušovas pagyrė, kad gerai dirba Šilalės merė, kad gerai tenais tvarkosi jau kelint kadencijai, tai baudžiu, kad pirmą kartą ponas Kaušovas iš Tauragės tribūnos netai pagyrė, ko jis nedarydavo Šilalėje, bet tai yra tiesa, ką jis pasakė. Ir aš tikiu tauragiškiams ir linkiu tauragiškiams įsirinkti ne tiek neblogesnį, netgi gal ir geresnę merę negu Šilalės merė. Ir tada ponas Kaušovas galės dirbti ne tik Šilalę, bet ir Tauragę. Aš linkiu jums visiems sėkmės, o merė iš Kelmės. Pasisakančių nėra. Tai tada baigėme pasisakymus ir dabar mums reikia patvirtinti balsavimo baigimąjį. Labai atsiprašau, dabar prezidentų baigiamasis žodis. Pirmą kviečiu gerbiamą kandidatą Petrą Jakubauską, prašom tribūną. Gerbėmėjai visi čia susirinkę. Aišku, šitas momentas yra jaudinantis ir aš pats jaudinuosi, bet norėčiau šiek tiek keletą žodelių, kadangi pradžioje nepasakiau, čia buvo, kada pradėjo iš Seimo ir visą laiką buvo akcentuojama iš žmogaus, reiškia, kad į asmenį. Norėčiau pasakyti, kad baigęs vidurinę mokyklą, tapau našlaičiu, praėjau labai didelius kelius, kad pasiekčiau, mačiau, dirbau įvairius įmonės ir įvairius miestus ir, kaip sakant, išmokau taupyti pinigus, kapeikas, centus, dabar sakant, kiekvieną audinu 4, išauginau 4, gal išauginau 4 jau vaikus šeimoje su žmonėme kartu, bet kad šitie dalykai man yra, taupumas yra man priimtinas, o kitas sąžiningai dirbau visą laiką. Ir buvo nepatenkintas nei jokia partija, nei vienais, kurie sąžiningai saudoną pelnė. Ir garantuoju, kad po manęs joks nusikaltėlis ir joks repetininkas ir nieks neras jokių galimybių prie manęs prieiti. Šitą aš garantuoju viešai visiems Tauragės gyventojams iš tribūnos. Kadangi buvo tai akcentuoti. O baigdamas, tai noriu čia jūsų užlaikyti ilgai, mėlėjai noriu pasakyti. Aš labai ilgai mąsčiau, kada buvo šitoksai variantas. Aš pasakysiu, tegu nepyksta. Vyresnysis brolis, kaip mes vadinam, konservatoriai, prie šito varianto jie pats mane pridarė. Taip, tegu jie nepyksta, aš jokių būdų šitai būčiau nedaręs. Ir dabartiniai tie visokie iš viršaus spaudimai, aš jau neatsivadovoju, kadangi pažeidinėjau bendrą tvarką. Ir pergalvoju ir pagalvoju, Dievo valia. Visur sudeda Dievas, kaip sakant, savo pirštų parodą. Jeigu bus reikalinga, bus Jokubauskas, jeigu bus reikalinga, bus gerbiama Urbutinė. Jeigu bus Urbutinė, priėmiau paspaudžiu ranką ir palikti, tai bus tikrai demokratiškai išrinktas Tauragės meras. Ir nereikia sakyti, kad tai kažkokia partija nulėjo ar panašiai. Jeigu neišrinksiu, jokių būdų nepergyvensiu. Duok Dieve tau, Albina, darbuotis. Ačiū visiems. Galima ir ilgiau pašnekėti, bet svarbu, kad būtų įdomu. Mano kandidatūra neaptarė nei Seime,
nei partijai, netgi partijos rajono valdybai. Tai yra mano asmeninis sprendimas ir mano valia. Va, ir neturiu aš čia rekomendacinių raštų, neturiu paramos, kurie stotų čia mūrų pagal reglamentą ir guldytų galvą. Ir tai galbūt yra gerai. Apgailestauju, jeigu būčiau žinojęs tokią galimybę, būčiau pas konservatorius pasitikrinęs ir dėl susijimo su nusikalstamom struktūrom. Lyg tai dabar vieną patikrinom, o du tokie lyg tai pakabinti. Tai ką, Šviniaus draugas parodė? Aš galiu pasakyti, gerbėmieji, dar būdamas tais laikais, kai Švinius teisė, aš dalyvaudamas visuomeniniai veikloje pasakiau apie Šviniaus veiklą ir dėl to buvau apklaustas ir kviečiamas į Šviniaus teismą, kai jie sėdėjo narve ir prieš juos reikėjo duoti parodymus. Todėl nevertėtų to abejoti ir sukelti kam minčių. Dabar dėl moters, vyras, aš šito nesvarstau. Aišku, Rūdikienė yra 100% ar 200% vertingesnė ir geresnė kaip moteris. Mes moteris mylim, gerbiam, bet renkam ne moteris, o renkam merą. Renkam merą. Merė, jeigu taip. Ir negali būti čia lyties klausimas vienaip ar kitaip propaguojamas. Aš iš ties noriu pasidžiaugti, kad lyginant su ankstesniais rinkimais, o aš rinkimuose ir tą rengeną praeinu jau berods 6 kartą rajone ir netgi plačiau. Rengenas. Rinkimai yra rengenas. Žmogui galima atsistoti ir pasakyti, tu esi apsivogęs, tu esi toks, anoks ir todėl turi pasitraukti. Ir džiaugiuosi, kad mūsų politinė kultūra bendrai auga su metais. Šiandien neišgirdom asmeniškumų, šiandien neišgirdom užgaulojimų, šiandien buvo normali, solidi diskusija ir aš to galiu tikrai pasidžiaugti. Aišku, kiekvienas iš mūsų esam nešventieji, turim ir ydų ir norint galima atrasti. Ar tai praeitį, kurią labai konservatoriai domisi ypatingai, ar tai dabartį. Galima rasti pliusų ir minusų. Visada dažniausiai randama tai, kas norima rasti. Jeigu nori rasti blogą, rasti žmogaus gyvenime blogą. Jeigu norėsi rasti gerą, rasti gerą. Gyvenimas yra tikriausiai visoks. Realiai vertindamas tai, kad neturiu jokių šansų laimėti mero rinkimus. Ir kaip Petras Jakubauskas pasakė, kad ir Dievo valia matyti netokia. Pasinaudodamas suteiktom galimybėm ir tribūną, dalyvauti kaip kandidatas, matyti dar ne laikas. Ir atstovaudamas tai partijai, kuri 7 metus Tauragėj buvo valdžiai opozicijai, visus 7 metus Lietuvos demokratinės darbo partijos atstovai buvo rajone opozicijai. Valdžioj mes niekad nebuvo. Bet, palaukit, tai reikia konkretizuoti. Pečiulį Venskų iškėlė Sąjūdis ir laimėjo Sąjūdžio žmonės. Paulių iškėlė konservatoriai, laimėjo konservatoriai. Turėjo daug. Ir tiek. Įvertindamas visas apystovas ir aplinkybės, aš savo kandidatūrų nuimu. Tai yra atstovaujančius Lietuvos demokratinę darbo partiją frakcijos narius palieku visiškai laisvus savo apsisprendime. Juolab, kad jūs užimat kai kurie ir pareigas. Ir mes žinom kokią tendenciją, kai gali būti dėl vieno ar kito žingsnio būti kai kurių pasekmių, todėl oficialiai pareiškiu, jūs esat savo apsisprendime laisvi ir jokia jūs partija negali nurodyti. Konservatoriai gavo rajono 15% balsų, aš neginčiu rinkimų teisėtumo. Nesipūskim, gerbiamieji tarybos nariai, čia sėdintis mes atstovaujam tik 40%, apie 40% atėjusi balsuoti. 60% tauragiečių sėdėjo namuose
ir galbūt tik pagalvoja, o galbūt laukia mūsų protingų veiksmų. Supratau? Linkiu, kas bebūtų išrinktas meru ar merė, sėkmės, kiek galėsiu prisidėsiu, na, o kad nebus galimybės išmygti, tikrai prašau. Mums belieka balsavimas. Ai, vai, atsiprašau. Prašau. Mielieji, man atrodo, kad gyvename vieną kartą ir norėčiau pacituoti Johnsoną žodžius, kad gyventi vis dėlto reikia nepaliaujamai žengti į priekį. Čia man buvo kaip kandidatai toks laikotarpis, netgi galėčiau pasakyti, kad praėjau kaip mėsmalė. Ar aš būsiu išrinkta į merės ar ne? Jeigu nebūsiu, tai būsiu paprasta tarybos narė. O visiems norėčiau palinkėti geranoriškumo, tarpusavio supratimo, bendravimo tarp rajono tarybos narių, tarp savivaldybės skyrių, tarp partijų. Ačiū. Nu jau dabar tikrai rinkimai. Dabar rinkimai. Dabar mes esam paruošę balsavimo biuletenio projektą. Aš jau statute paskaičiau, kad kandidatai surašomi pagal pavardžių abėcėlės pirmąją raidę, tokia tvarka, nenumeruojami. Turi būti biuletenyje parašyta, dėl ko tai yra balsavimas. Kad tai balsavimo biuletenis, instrukcija vartotojui, tokia trumpa balsuojančiajam. Ir taip pat galbūt mums nepatinka tas, bet reikės išbraukti. Nes aš norėjau tikrai, o aš jau gerbiamam tarybos nariui Paukšovui sakiau, man tai kas irgi nepatiko tame statute, bet mes jau turime vadovautis. Reikėjo pavardę. Kitą nubraukite. O čia yra tokia visa. Ir bus kandidatais įrašytas Petras Jokubauskas, Albina Urbutienė. Du, kadangi trečias kandidatas atsijėmė. Pranešti, kad balsavimas Kviečiu gerbiamą kompiuteris. Minučių yra. Atsiprašau, dabar aš paaiškinsiu visą balsavimo tvarką. Balsavimą jūsų tarybos narių išrinkta. Biuleteniai bus paruošti po 15 minučių, paskelbsim pertrauką, balsuosim trečiam aukšte, kur yra mažoji salikė. Mes esam ten paruošę patalpą. Bus įeinama į vieną patalpą, tenais yra 3 patalpos, bus išduodamas biuletenis. Tas biuletenis bus antspauduotas rinkimo apygardos antspaudu, bus biuletenių išdavimo žiniaraštis, jūs pasirašysit žiniaraštyje ir tada su šito balsavimo biuleteniu jūs eisit į mažąją salikę pačią. Toj salikiai balsuosite, eisite po vieną, balsuosite ir paskui išėję į kitą patalpą bus pati balsadėžė ir ten įmesite biuletenį. Prašau eiti po vieną. Kadangi, kad ir išduodų biuletenį nebūtų grūsties, užteks visiems, gerai atspausdinti. Taip, balsų skaičiavimą, eisim dar kol atspausdinti, sakau, dar praeis laiko, apie 10-15 minučių. Tai dabar skelbiu balsavimo pertrauką. Balto popieriaus. Rinkimų komisijos pagalba.
Balto popieriaus daug, prašau, Birutė. Pasižiūrėk, kad atidaryti. Birutė, balto popieriaus vieną lapą. Šau. Apygardos rinkimų komisijos pirmas posėdis. Prašau išsirinkti pirmininką ir sekretorių. Birutė. Birutė, tarp popierius, žinai. Jau popierius pasiimti ir jau. Nu, tai jau Kas sekretorius? Nepavyko dar. Pavyko, bet... Galima dar ant kampučių uždėti. Jeigu jūs patenkinti. Šitaip, ant kampų. Va, šitai, ant kampų dėk. Ant kampų. Vienas, Dar. antras. Nu jau taip slaptai bus, kad jau slaptai. Kad pats negali Ir skaityti. čia. Ir dar. Nu, rektai to gerą nevaik. Va tas turbūt, jo. Vidury nebūtinai dėti. Na. Dabar šitaip. Tas, o čia. Va šitaip, viskas. Yra slaptai, yra ypatingai slaptai. Ypatingai. Antras buvo, trečias turbūt pirmas. Paim pergalės. Mano yra. Ne, ne. Su kamera. Telpa, telpa. Nejaukau. Telpa. Čia reikia turgubą galim pridėti. Šitą. Į čia? Jeigu išsineša, daugiau neteina, bet biuletenis jau negaliojantis. Jeigu išsineša, antrą kartą jau neteina į patalpą. Taip, vienas. Kažkas netvertina, pažiūrėjau. Dėkui už paslaugą. Ateik, būsim kaktom. Ne, jis užpildys. Užpildyk. Aš dabar dar nežymės, tai Tai tenais. Nu tai nepasako, kad Bet tu sumėt. Irgi sveika, greitai iš... Čia, prašau, pasirašyti. Nereik vaikščioti. To jau. Paždėk. Čia yra. Su kuo rašyti. Išbraukti, o balsuoti ant kambarį. tai greitai. Žmonės gal apsisprendė. Šitą man. Ten. Tas, kuriem neleidžia balsuoti. Čia ne neleidimas, čia yra kita situacija. Buvo aiškiai normaliai pirmininko pasakyta, kaip vyks balsavimas. Įeinam čia, paimam biuletenį, į urną, ten išbalsuojam, paskui urną. Bet tai pasimt biuletenį, neprabalsuoti, išeit dar čia. Galima. Aišku, galima. Galima. Kur nori, ten išeiti. Bet jeigu bus balsavę tarybos dauguma, rinkimai bus įvykti ir patvirtinsim rezultatus. Kodėl neleidžia? Taip, tos biuletenius gali nešti namuose. O dabar susinešim. Jie neleidžia fiziniu būdu. Fiziniu būdu neleidžia įeiti šitiems žmonėms, kurie... Aš nenoriu muštis, aš noriu balsuoti už merą, bet manęs neleidžia. Nu tai jūs, nu neleidžia, jums nedaima. Jūs palidėkite gal. Bet gerai, sakėte dabar. Kaip mums išaiškinti? Ką jūs čia darote? Patys daro, vyrai, aš ne... Tai jeigu... Paskui bus daug balsų.
Bet tai kaip, taigi balsų skaičiavimo komisija yra, žino, tai gerai, tada iš naujo organizuosime rinkimus ir tada visiškai visus svečius laukų vieni tarybos nariai pasiliekam. Renkam, tai kas čia gali būti? Ne, čia yra mažiau kaip kad balsavo, tai čia normalu. Nežino įstatymų, galvoja, kad čia jau, kai sakant, pasakyta, pasiemi tą ir viskas turi mesti. Aš tą biuletenį galiu įsinešti po pietų atnešti. Svarbu, kada nustatyts laiks, iki kada balsuoji, tada turi įmesti. O jeigu jau neleidžiu mesti į urną, čia yra įstatymą pažeidimas. Bet iš tikrųjų iškuodavo pasiėmus. Ir Seimo nariam nereikia iš jūsų pusės. Aš jam išaiškinau įstatymą. Jūs blogai, kad aiškinate. Yra, kad išaiškinti be jūsų, mėla ponia. Be jūsų išaiškinti. Bet klausykite, ponia, dabar kokius žmogus atėjęs balsuoti eina į miestą, parodo kokį užtamą. Jisai miestą gal nebuvo, gal jis ėjo į tualetą, gal jam buvo blogai. Tai jis gali neįti. Jums kaip Seimo nariai labai kokį tikslų dabar tokia organizacija. Toksai rajono kiršinimas ir paskirtis turi būti papraryčiai. Taigi jeigu tu neskaitai, mes kanos tarybos nerenkamos, supranti? Nu, mėla ponia, jūs neturite išmokti Jūs neleidžiate pasiima biuletenį, išeina laukui. Kas čia jūs? Ponas Kovšovas va ir tai leidžia. Mūsų iš salės pakvietė, mes iš salės atėjom pasakė, kad čia jūs neleidžiat balsuoti. Įstatymė nėra nurodyti. Ateikite balsuoti, kas nebalsavo. Kas neleido balsuoti? Gerai, gerbiamas Seimo narė, įdomu, kas jūs galite leisti. Aš turiu vidinę nuojautą. Ir dabar jie visi. Balsų skaičiavimo komisijos pirmininkė Vilutė Jaušienė. Tarybos narė, prašom. Tauragės rajono tarybos balsų skaičiavimo komisijos posėdžio įvykusio 1997 m. balandžio 9 d. protokolas numeris 1. Į balsų skaičiavimo komisiją išrinkti sekantis nariai: Edita Vaitkutė, Nijolė Meilukienė, Dalia Mulevičienė, Birutė Jaušienė, Alfonsas Šepkas. Pareigomis pasiskirsto sekančiai: pirmininkas Birutė Jaušienė, sekretorė Nijolė Meilukienė, nariai Edita Vaitkutė, Dalia Mulevičienė, Alfonsas Šepkas. Komisijų parašai yra. Prašome patvirtinimo. Prašau, gerbiamą tarybos narius, patvirtinti komisijos protokolą. Kas už tai? Prašau pakelti mandatus. Prašau nuleisti. Kas prieš? Nėra. Susilaikė? Nėra. Protokolas patvirtintas. Prašau įdantą protokolą. Tauragės rajono tarybos balsų skaičiavimo komisijos posėdžio įvykusio 1997 m. balandžio 9 d. protokolas numeris 2. Balsų skaičiavimo komisija sudėtyje komisijos pirmininkas Jokšienė, sekretorė Nijolė Meilukienė, nariais Alfonsas Šepkas, Dalia Mulevičienė, Edita Vaitkutė. Pravedė Tauragės rajono mero rinkimus. Kandidatais pasiūlytus šios kandidatūros: Petras Jokubauskas, Albina Urkutienė. Balsavimų išduota 26 biuleteniai. Atidarius urną rasta 26 biuleteniai. Negaliojančių nerasta. Balsai pasiskirstė taip: Petras Jokubauskas už 14, Albina Urkutienė už 12. Rajono merų pagal balsų daugumą išrinktas Petras Jokubauskas. Prašau, gerbiamus tarybos narius, patvirtinti balsų skaičiavimo protokolą. Kas už tai? Prašau pakelti mandatus. Prašau nuleisti. Kas prieš? Susilaikė? Vienas. Ačiū. Balsų daugumas reikės 14 balsų. Rajono meru išrinktas Petras Jokubauskas. Prašau gerbiamą merą užimti pirmininkaujančią vietą. Prašau mane paleisti. Turbūt, mėlėjai, nesupyksit, kad aš perėsiu prie mūsų tribūnos.
esu gyvenęs jaunas ir suprantu, kokią atsakomybę asmeniškai savo ir visiems, kurie mane rėmė ir kurie nerėmė, nesvarbu, prisiimu. Prisiimu ne tik tai prieš tarybos narius, bet prisiimu ir prieš visą rajoną. Tai yra tikrai sunkios pareigos. Aš visgi tikėjausi, kad man netestų pareigų. Bet ką padarysi? Toksai likimas. Ir kartu kviečiu visus. Kas be buvo? Dovanokit, kas čia buvo kaip tame, tai sakant, mūsų politiniam žaidime, tuose rinkimuose. Tikrai kviečiu visus. Nuoširdžiai susėskime pagalvoti. Gal tikrai pabaikim tas politinės ambicijas. Čia ne Seimas, ne vyriausybė, tam reikia to. Aš sutinku, kad reikia. O čia reikia žiūrėti žmogų, kad padėti. Jeigu to nedarysim, tai greitai laiko mes lauksim čia. Tiek, kai sakant, žmonių reakcijas neigiamas į mūsų darbus. Todėl aš visus kviečiu. Kartuos atsiprašau ir prašau dovanų išgerbimas. Užduotienį, kad taip gavosi. Nieko įkvėptis tikrai neturėjau. Ir taip pat prašau visgi palyginti tolimesnis darbuose, kadangi jūs visgi jėsų partijai iškėlė nuo konservatorių esat jūs ir vadovai. Taip sakant, Kirjononas, kad siekas sakydavo mums vis tiek, jau vis labiausiai vertino. Aš aišku, atsiprašau, gerbiamo partijos pirmininką, aš nieko neturiu prieš jį, jis tikrai mes keletą metų dirbom kartu. Šiandien nenorėčiau visų ilgai trukdyti, todėl kad dalis išvarom. Aš manau, kad reikia visiems dar, čia tik čia pradžia mūsų tuos yra. Aš nemanau, kad čia mero išrinkimas tai yra kažkokia tragedija. Nieko panašaus. Jeigu mes sugebėsim susėsti ir žmoniškai susitarti ir sudaryti tokią rajono valdžią, kuri dar neįdirbs, ir priversti dirbti visas tas struktūras pavaldžias rajonui. O tam pataisim yra begalės, kartu aš tą laikotarpį, aš daug susidūriau su tais dalykais, man jie buvo priešiški, bet dėl palaikymo neturėjimo, nes kas buvo kalbos, dėl palaikymo neturėjau, kad aš nenorėjau spręsti. Aš norėčiau, kad šitie dalykai būtų man neignoruojami, kartu dirbtumėm visi nuoširdžiai. Ir tikrai tada tikrai įvertins mūsų rajono žmonės. Netrukdydamas visiems svečiams, Seimo nariams, apskrities viršininkui, kuris, aš manau, vis tiek, kad jau įvyko faktas. Ir aš manau, kad mes tikrai bendradarbiausim kartu ir jis man padės visuose tuose dalykuose, kur man bus, tai sakant, reikalinga pagalba apskrities. Nes šiaip ar kad jūs tiesiogiai galėsit pataikinti vyriausybei ir klausimus tada spręsim vyriausybei. Tai dar kartą dėkuoju visiems svečiams, Seimo nariams ir kolegoms visiems. Ir prašau kolegų padaryti pusę valandos pertrauką tarybos narių, taip pat prašau Seimo narių ir apskrities valdytojų ir buvusio mero. Prašau, tai yra rinkiminės komisijos, turbūt pirmininką norėčiau paprašyti, kad mes už pusvalandžio mažoje mūsų aktų salėje dar susitiktumėm ir, kai sakant, padarytumėm draugišką paskutinį žestą. Iki sekančios laidos formavimo. Ačiū visiems, sudėkit pasimatymą.